susirinkusiems. Paplokim Netui Stankevičiui. Taip gražiai pradėjusi mūsų šios dienos šventę. Dėkui tau labai. Mūsų kraštietis, dailininkas, albumo Lietuvių kryžiai išleistų 1912 metais, tai daugiau netgi prieš 100 metų autorius, Antanas Jaruševičius 1909 metais rašė: dabar juk nebe senovis laikai, prasiplatinus mašinoms su geležinkeliais, palengvėjo ir susižinojimas tarp viešpatijų. Kur dabar lietuvis nebeatsiduria, arba kas Lietuvon neatvažiuoja? Nenustobu, kad prie tų aplinkybių daug nauja ir svetima dabar į mūsų šalį įplaukia. Ir kad ta svetimybė per mūsų nesupratimą ir nekultūringumą lengvai pakeičia viską mūsišką svetimų ir visai nemūsiškų. Nėra jokios abejonės, kad žmonių dailė turės naujoms gyvenimo formoms randantis pasikeisti ir naujomis stiliaus formomis, tik jau nebe lietuviškomis, kaip tai iki šiol darės, bet svetimomis. Savosios gi išnyks, numirs, arba susimaišys, susilies su svetimosiomis ir pagimdys naujas, bet jau nebegrinai mūsiškas. Padailintų kryžių likimas, kurių mūsų krašte tiek daug ir kurie taip įvairūs ir savotiški, kaip niekur kitur, galima sakyti, likimas negeresnis. Mažinantis miškams ir augant fabrikiniai pramonijai, vietoj medinių veržėsi geležiniai, fabrikiniai, dažniau svetimtaučio darbo ir visuomet nelietuviškos formos. Ateis laikas, atsiras didvyrių, kurie tars: mes nenorim svetimi būti, nenorim jų rūbais taisytis, jų papuošalais puoštis. Atiduokite mums mūsų tautos rūbus, mūsų marginius, mūsų raštus, mūsų dainas, mūsų kryžius. Ir kreipiasi į liaudį: Lietuvos dailininkai ir dailės mylėtojai, jūsų priedermė liaudės dailės likučius nuo pragaišties sergėti, juos rinkti ir jų tolimesniam augimui tinkamą dirbą parengti. Iš tų likučių, iš jų trupinių ir jūsų ir visuomenės pagalba turi išaugti ir užbujoti mūsų tautos dailės nauji pavyzdžiai. Taip dailininkas kalbėjo prieš daugiau negu 100 metų. Ir šiandieną, dairydamasi po šitą salę, matydami ją puošiančius darbus, mes galime pasakyti, dailininko kreipimasis į liaudės mylėtojus, į dievdirbius nepraėjo veltui. Dailininkas Jaruševičius gimė 1870 metais netolimame Skrebotiškių kaime. Visą gyvenimą paskyrė puoselėti tautodailę ir anapilin išėjo 1956 metais. Ir aš manau, kad visiškai neatsitiktinai netolimame Sindriūnų kaime 1956 tais pačiais metais gimė tautodailininkas, mums visiems gerai žinomas, Stanislovas Motiejūnas. Paplokim. Stasys Motiejūnas nuo 1980 metų dalyvauja dailės parodose. 1982 metais priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą, 13 metų vadovavo mūsų Pasvalio tautodailininkų būriui. Dalyvavo begalėje parodų, apdovanotas begalę apdovanojimų. Niekada nepraleido nei vienos Šilugenių stovyklos. Nekartą apdovanotas pagrindimo raštais, garbės raštais. 2015 metais zoninėje parodoje Biržuose išrinktas geriausių Panevėžio regionų kryždirbių. O šių metų pradžioje Kelmėje vykusioje Respublikinėje liaudės meno parodoje už savo kraštų kryždirbystės puoselėjimą apdovanotas specialiu aukso vainiko diplomu. Dabar ir noriu paprašyti gerbiamo tautodailiniko papasakot mums, kada išgirdot tą sielos šauksmą Jaruševičiaus, kuris kvietė: tausokit mūsų tautodailinę,
tautodailę puoselėkit, neškit jas į ateitį, neleiskit jai numirti. Kas jums į rankas įdėjo medį ir pirmą peiliuką. Prašom. Labą dieną visiems. Labai džiugu matyti didelį būrį liaudies meno mėgėjų, mylėtojų, kaip čia pasakyti. Labai džiaugiuosi matydamas. Nu, kaip Sigutė sakė, kas įdavė tą peiliuką, kaip nepamenu gerai. Žinau, kad 4 klasėje pradėjau taip jau drožinėti, suvenyrai visokie, ten liktuvėliai, kaip sakom, pradžia, tokie smulkus darbeliukai. O jau rimtai pradėjau drožti, jau po armijos, po kariuomenės grįžęs, taip jau rimčiau pradėjau domėtis liaudies menu. Tai va, ir per tiek metų dabar jau šitą galima parodyti. Šitą galim parodyti. Daug yra monumentalių darbų padaryta iš ąžuolo. Visi plenerai dalyvauti, parkas puoštas. Ąžuolpamūšis Piliakalnis buvo pirmutinis toks jau didelis respublikinis renginys. Dalyvavau. Tai va, trumpai gal sakyčiau tiek. Jau nėra ko papasakoti, jau jūs būsit liudininkai ir kritikai šios parodos, kai čia vertinsit, malonu būtų išgirsti paskui vertinimus, kaip patinka mano drožyba. Tai va, vėl po mūsų muziejaus skliautų kažkas vyksta. Ir šiandien visas dėmesys Stasiukui. Čia yra tik tai maža dalelytė darbų, maža dalelytė tos įdėtos dūšios, kurią mes galim džiaugtis, stebėtis, žiūrėti. Kiek pažįstu Stasiuką, tai susidariau 3 tokius dalykus. Pirms, kai jis labai myli šeimą. Antras dalykas, kad jis labai deda daug dūšios į darbą. Ir trečias dalykas, kai jis visuomet yra geros nuotaikos. Tai va, kartais ta gera nuotaika, kaip ta gera bacila ir užsikrečia, gal ir ne kartais, o dažniausiai visada užsikrečia ir aplinkiniai. Nu, šiandien turbūt nebebūt galim įsivaizduoti be Stanislovo, kuris dalyvauja Šilo genių pleneros. Nu ir dar vienas toks dalykas, jau po darbą, kai vyksta aptarims tų metų, nugi Stanislovo be armonikos. Ale kai paėmė savo ranks, kai pavirgda, tai žinokit, dar geriau ir linksmiau pasidaro. Tai taip, kad mielas Stasy, tu ir toliau negailėk geros nuotaikos, gražių darbų tau. Nu šiaip, aš vyram gėlių praktiškai niekuomet nedovanoju, bet šį kartą kažkokį išimts, jo labiau, kad tos gėlės su vaza. Tai tos vazos skysti su gerais draugais gali išragauti, gal gims vėl kokią naują mintį, idėją, o kas liuks, tai liuks vėl kaip vaza, kitom gėlėm, kitom parodom ir tiesiog džiaukimės kartu. Ačiū labai. Visiems labą dieną. Noriu kartu su jumis pasidžiaugti šią parodą. Mes su Stasiu jau senokai pažįstami. Kaip sakoma, nemažai druskos suvalgėm kartu, nors mūsų kraštuos nedruska matuojam viską. Tai va, ir buvo ir pas mus atvykę kažkada mūsų parodos aplankyti ataskaitinės ir užsiminė vicemeras apie armoniką. Mes ten panašiai muziejai
Rusy buvo, man atrodo, dainų šventę padarė. Ilgai klausinėjo po to, kas ten vyko, mes čia sakom, tik tai svečiai buvo. Taip pat labai malonu su juo bendrauti ir, kaip sakome, atvežėm lauktuvių. Kiekviena medžio skulptūra pagal mane prasideda nuo kirvio darbų ir kartais pasibaigia kirvio darbais, aišku, kartais bus rečiau, kada nepasiseka, suprantat. Tai va, mes atvežėm tokį kirvelį, susimetėm, toks neprastas sidabrinis, čia yra inventarizacijos numeris 60, ar ne? Taip. Tai va, tai sėkmės ir saugok pirštus ir geros sveikatos. Pirmiausia, nuostabų darbuotoją, kaip ir sakė vicemeras, mes irgi vadinam Stasiuku. Tiesiog žiūrint į jūsų darbus, iš kurių sklinda tokia nuostabi šiluma ir toks kruopštumas neišpasakytas. Mes linkim, kad dar daug tokių gražių padarytumėt darbų, daug surengtumėt parodų ir ką jums, neblėstančius energijos, kūrybos neįsenkančius, drąsių minčių, gerų idėjų ir ką. Ugnies į širdį ir darbštumą į rankas. O mes dovanojam tokią batą, kuris, kaip ir daug kartų sakėmės, toks ypatingas ir pritaikomas visom progom. Nusakoma, jums reikalingos stebuklingos rankos, o kartais reikia to gero medį ieškoti, ilgai klaidžiot po miškus. Tai man atrodo, kad šis batas, kuris pagamintas mūsų centre, mūsų centro lankytojų ir darbuotojų, tikrai pagelbės. Jis irgi yra stebuklingas. Už šiandien, aš manau, mes daug nekalbėsim, nes nutarėm ne kalbomis, o dainomis pasveikinti jūs. Labai malonu. Mūsų dainuojančių, mūsų kapėlas dainuojančių Širdžių vadovė Danguolė ir dalis kolektyvo pasveikys jūs daina. Kad šitas židinys sušildytų jūsų visą šeimą, kartu suburtų drauge ir sušildyti šitas ugnelės. Būkit laimingi.
pats nekantriausias pakviest. Jeigu jau pakviest, o ir Stasiukas sakė, kad iš tikrųjų žodį vedimo visos parodos reikėtų perduoti mūsų gerbiamam Virgilijui Nudui, nes jis visą kūrybinį kelią šalia Stasiuko ėjo, apie jį labai gerai viską žino. Tarkit žodį, papasakokit, ko mes negirdėjom dar. Labas visiems, aš velniškai nusiminęs. Jūs atėmėte iš manęs duoną. Aš tai pasirašiau viską jūs sakyti, skaityti, bet jūs absoliučiai viską pasakėte. Gal vis tiek kas nors dar liko? Liko 5 variantas, kaip gerbiamas vicemeras sakė, kad tik tas. Aš sakysiu, kad Stasys velniškai gerai dainuoja dar. Mes Panevėžy per ataskaitinę, po linksmumo taip jau linksmiau abu užtraukiam. Tai visi Panevėžio tos salės vyrai taip kaip elniai subėgo prie mūsų, kad padėti mums dainuoti. O mes abu buvom velniškai naravus tada. Ir dar vienas dalykas, čia ne tik Stasys, bet jis pabrėžia, kad poryt turėsim cibulių sulinti. Bus 8-oji, todėl Stasy, ačiū tau dar. Ir dar Stasys man, tas vardas gal 40 metų mane persekioja. Mes gerai dainavom Vyturio chore ir atvažiavo mūsų vizituoti Lionginas Sabarius. Jaunimas nežinos jo, tai buvo LTSR nusipelnęs meno veikėjas, dainų švenčių vadovas, kūrėjas, kompozitorius. Tada kultūros skyriaus vedėjas buvo Demenis, Stanislavas. O Abarius, kai jau linksmesnis, tai jis savo dainą apie Stanislavą, bet aš, kadangi aš užkimęs, aš tik truputį bandysiu nedainuoti, bet pasakyti. Metų 33 jaunas ir gražus Stasys susitiko vieną dieną einant mergą per Rugienas. Oilele einant mergą per Rugienas. Nors paseno jau Stasys, bet prisimena dar vis ir tų dienų, ir tų vietų, kur jų pirmą kartą mylėta. Ir vėl oilele. Sakėt, gerai groja. Praeisį kartą ir mane pagirėt, kad aš irgi harmoniką groju. Ir sakėt, kad pirtelė bus iškorenta, tenai viskas, ir vantas, ir maudinis. Aš dargi šeiminius triusikus nusipirkau naujus, nesulaukiau kvietimo. Stasy, gal tu patarpininkausi. Kvietims galioja, bet harmonikos 2 turi būti. Pas mane 3 namuose. Dabar paprašysim mūsų pasvalio tautodailininkų vadę, tarti žodį, prašom. Aš tik tai, kadangi Nuds pamiršo pasimt mane prie tos kalbos su gėlėm, tai aš nuo visų tautodailininkų pasisakysiu. Prašom, Stasiausias. Kolegos. Sveiki, Stasiuk. Kolega. Iš tikrųjų, pritrenkėt mane asmeniškai tokią parodą gražią ir jau ir sakau, reikės konfiskuoti ne vieną darbą iš jūsų. Nors išduosiu šiokią tokią mūsų paslaptį, kad iš tiesų mes esam apsikeitę. Tai mano pirmasis kolega, menininkas, darbais, kur apsikeitėm, aš jam iš akmens, jis man iš medžio. Ir tą medinį kūrinėlį jūsų saugau beveik vos neseife, kad išlaikyti jį. Ir iš tiesų aš džiaugiuosi jumis ir turiu kaip pavyzdį jūs ir džiaugiuosi, kad esu jūsų bendra keleivis. Čia tik užpildytas vienas šios knygos puslapis, tuščių labai daug, dar daug kūrybos turbūt, idėjų ir kelio toliai prieki dar laukia jūsų. O čia skystis iš gražios skulptūrinės formos, kad čia ir rašytus, ir dirbtus toliau jūsų darbai. Ačiū.
su muzika. Čia mes susirinkę visi Šiluvėnų atstovai ir pritarantis. Greta šiek tiek mūsų mažėja, čia gal pavasaris kažkaip veikia. Nu, bet prisiminimai tai mūsų vis tiek šviesus. Aš tai nuo 88 metų, Gražvydas šiek tiek anksčiau turbūt. Taip mūsų vasaras bėga, va jau kiek metų ir rezultatai labai gražus. Su Stasiu dirbti yra pasaka, visiems rekomenduoju. Mūsų būrys tik aug ir aug, gražiai ir gražiai. Ir kas man labiausiai žavi Stasio kūrybai, tai tikras aukštaitiškas medžiagos pajautimas. Tokiom minimaliom priemonėm sukurs tokius tikrą stebuklą. Tik tai vat pasidaryti aplinkui. Nu ką mes galim tik pasakyti, nu tikras aukštaitis, beveik iš Molė čia. Kad matyti. Ten, kur žagai, tai tokia bolinė tenai, kad harmonika groj, alų geri. Ir dar drogi. Nu tai komplektas. Sveikinam nuo mūsų viso Šiluvėnų. Linkim, kad kalteliai būtų aštrus, surikiuoti, kaip pas tave viskas tvarkingai, kad būtų surikiuota. Nu ilgų ir kūrybingų metų. Aš du viename. Didžiausi linkėjimai ne Vytautą, nebūk paprotskit, jisai prasidirba. O gėlės nuo dušės mano viršelė. Ačiū labai. Prašom, dar matau gėlių rankose. Stasiuk, nuoširdžiausias tau ačiū už kryžių. Dirbti ir dirbti. Dirbti. Nepavargti. Ne. Aš kainą palaikytę, kaimišką, nepavargti. Būti stipram ir stipram. Ir mylinčiam. Ir jums geras sveikatas. Mes susidarėm kompaniją, jiems gėlis kaip duotas. Girdėjau pirkės reikia. Gerai dirbi. Ačiū, kad tokie yra komandininkų, kurie puoš miestų ir visų Pasvalio rajonų, nes kryžių pristačiam atidaug. Sveikintas. Gėlės atsiargų. Duoka patinka. Gerų rankų ir tikros akės. Kaip vieni. Dėkui. Taigi, Stasimų, šiandien 3 gimtadienis, vardadienis ir nuostabi paroda. Sveikatos tau ir kūrybinės sėkmės. Čia vaikystės draugas. Ačiū. Dėkui, dėkui. Sėkmės, kūrybinės laisvės ir daug gražių darbų. O jūsų sukurti baravykai pas mane dar auga. Dar auga?
sesuo beveik. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mus yra toks žmogus giminiai. Mes jo labai džiaugiamės, labai mylim. Ir šią progą noriu labai pasveikinti. Ir palinkėti daug sveikatos ir daug naujų darbų. O idėją žinau, jis turi. Tai va, ir dar vienas dalykas. Aš esu iš Belsių kaimo, Pakruojo rajone. Tai mes turim Stasiuko kryžių. Šitą pirmą gražų. Ir aš, aišku, skalambėjau, kur šiandien važiuoju, vis tas kaim. Ir nuo savo kaimo žmonėm. Irgi didelis sveikinimai, linkėjimai ir didelis ačiū už kryžių. Tai va. Prašom, ar yra tartas? Tada? Aš tarnė. Tėvelį pasveikins nuo visos šeimos, tokios gražios svarbios parodos Internetu. Gimtadienį ateinant dar nesveikinsim, nes iš anksto negalim. Sveikinam su vardadienį iš anksto. Labai džiaugiamės ir vis sveikinti tėvelį, iš tikrųjų reikėtų pasveikinti mums, kad mums taip pasisekė. Sveikinam ir mes viso muziejaus kolektyvo vardu. Jūsų gražia šventė, su visom šventėm, su gražia jubiliejinė paroda. Noriu pasidžiaugti, kad mes ir savo saugyklose jau turim Stasiuko gražių darbų ir pažadam, juos saugosim. Tikrai gerai saugosim, neapdaužysim ir išlaikysim ateinantiem muziejaus lankytojam. Linkim jums sėkmės, šviesių gražių dienų, kad rūpesčiai nekamuotų. Nes kai žmogus prislėgtas esi, darbai sunkiai dirbasi, kad lengva ranka būtų, kad puoštumėt ir savo šeimą, ir savo gyvenimą, ir mūsų visų tuo pačiu gyvenimą savo gražiais darbais. Kūrybinis jums sėkmės ir naujų parodų visada jūsų laukia.